Sveiki sugrįžę. Nauja diena, nauji projektai. Šiaip pamiršau truputėlį pafilmuot. Tai eina darbai prie šito E90, kur buvo autoparko naujienose. Tas pats su lempa, su stirna, su bumperiu, žodžiu. Gavom variklį, tai šitą reikia išsiimti, įsidėti kitą, nueisim toj pasižiūrėsim, kas tenais gero. Ir galiu trumpai parodyti pačią mašiną, kaip ir kas. Tai šiaip sakau, truputėlį jau pradėjau vardyti, biškį pamiršau, kad reikėjo filmuoti. Ką jau padarysi. Bet ką galima dabar pilnai atskleisti, tai realiai paėmėm 3 kart pigiau negu Autopliuse sėdėjo. Autopliuse buvo už 3,7, bet dar buvo sveika. Tada žmogus, praeitas savininkas persivarinėjo mašiną kažkur iš Tauragės į Vilnių. Ir maždaug ties Rumšiškėm, sako, nukirto stirną. Tai čia vat visa ta žala ir matos, dar buvo ir bumperis sulankstytas, taip persuktas, bet ant saulės pastovėjo, biškis čia atsigavo. Ir kokia žala? Radiatorius išėjo, kartu šiaip radikas pats gal ir sveikas, net nežinau, reikės žiūrėti, bet turim jau kitą ir sumuštinį, prakirstos antifrizo žarnos apačioj. Ir tiesiog išbėgo antifrizas, žmogus galvojo, kad galima važiuoti. Sakė, dasipilinėjo to vandens tiesiog, bet nuo Rumšiškių iki Vilniaus perkaito, nupūtė galvą ir gaunasi, kad dabar mašina stovi 1630 eurų ir dar pirkom bumperį, dar nėra radiatoriaus kainos pridėta, tai susižiūrėsim viską. Tiesa, detalės dar gavosi 107 eurai, dar truputis į minusą, bet viskas ok, planuojam, parsiduos, bus gerai. Tai va, o ką per variklį turim? Paprastas N46B20, nieko labai ypatingo, buvo dujintas, tai ką jau padarysi, vienintelis variklis realiai, kurį radom, be to už 1000, reiks ir koliką pasikeisti. Yra ir tarpinytės visos nupirktos, vožtuvo dangtelio tarpinė keisis. Šitas irgi gavos tokį lengvą smūgį, bet kaip žiūrėjom, viskas su apačia yra gerai. Čia realiai vairo stiprintuvas labai nukentėjo, tas škyvelis. Ir čia taip ar perlenkė, sulenkė, nes taip lyg ir bloką trinas, dirželis to pačiu biškį plyšęs. Nu, čia realiai pasižiūrėsim. Vairo stiprintuvą siurblį tai keisim, dėsim nuo ano, kad nebūtų čia šitas po to problemų kažkokių, ar jis čia, nu, žodžiu, gavęs smūgį, nerizikuojam, dėsim seną. Senas variklis keliaus į metalą. Prisituosim, atsimušim dar kažkiek nuo mašinos kainos. Kataliko neišiminėsim, nes katalikas yra, jį ir paliekam, tegul važinėjasi su juo nauji savininkai, technikinė bus lengviau praeiti. O mes ką? Kimbam į darbus, reikia nusimti visą priekį, nusirdyti variklį, išsiimti, dėtaną. Ir tiek žinių, turim savaitgalį, turim spėti pasidaryti, varom. Nu ką, turim truputėlį padarytų darbų, nusiėmė priekis, tiek yra darbų, realiai nieko daugiau nepadariau. Tinginiauju, iš lėto daraus, kažkaip tingiu, neskubu. Tai va, žodžiu. Tas vamsdukas antifrizo atlūžęs. Realiai ką pastebėjau, tai pats turėjau irgi, pirma mašina mano buvo E9 su to pačiu N46 benzu ir irgi turėjau smūgį į priekį, tai realiai šitas dalykas nueina pastoviai, žiūriu pas visus. Nepamenu, ar 6 cilindrų benzai turi šitą vamsduką ar ne, bet 4 cilindrų benzas tikrai turi bent jau prifeisas ir visą laiką jisai nueina, kad ir menkiausio smūgio metu. Nes realiai radikai netgi, bent jau antifrizo radikas nėra kiauras, bet čia kažkaip vis tiek lūžta. Na, aišku, gauna pastumimo ir čia daug nereikia. O toliau, nu ką, viskas tepaliukais nubėgė, pila čia jau vos ne per pačią tarpinę atrodo. Ten iš galo tai iš vis baisių, buvau pasikėlęs, ten viskas tepaluose paskendė, tai bus čia daug ir plovimo. Nes reiks ir dėžę nusiplauti, vis tiek mašina be technikinės, tai pravarysim technikinę. O, nu, technikiniai negalima važiuoti su visais tepalų nubėgimais, reikia šalinti, reikia tvarkyti. Plius dugno apsaugos, ta variklio apsauga visiškai sulaužyta, pavarų dėžės dar buvo sveika.
bet galvoju, technikiniai uždėsiu nuo savo E9 apsaugas, nes turiu jas nusiėmęs. Ir taip varysim technikinę. Vis tiek mažiau dalykų matys, mažiau širdelės skaudės. Tai va, kol kas turbūt nelabai daugiau turiu ką parodyti. Kas džiugu, kad lempų laikiklis veikas. Nu, iš tos dužusius bent jau. Apiplovimo purkštukas irgi veikia, bet lempas, man atrodo, netgi gavom ir su laikikliais kitas. Tai tiek čia tų reikaliukų, dar reikės vieną šitą nusipirkti laikiklį radiatoriaus. Arba gal ir pabandysim patiesinti, realiai čia varžtais prisukti, paimti tiesiog ir atlenkti atgal į vietą ir nereikia čia pirkalioti. Ne ta vieta, kur labai kažką smarkiai daro, čia realiai tik radiatorių prilaiko ir tiek čia tų žinių. Tai va, bet ardamės toliau, norėčiau per šiandien dar variklį išsiimti, bet kaip spėsiu nežinau, nes jau link 12 einam. Kaip visada, savaitgalis, darbuojamės naktelėm. Varom. A few inches later. Žodžiu, ardaus čia toliau, galvoju, laikas atėjo tepaliukus išsileist. Ir ką, atsisukau filtrą, o čia gražuolis. Aš dar taip nesu matęs, kad būtų tiek smarkiai sutrauktas visas filtras. Tai matosi, čia šiaip ir metalo drožlių yra dafiga. Tai greičiausiai čia gal ir indeklai, ir velenėliai, gal ir felinas irgi net suvarytas. Nežinau, ar jums ten labai matos, bet žiaur, pilna tiesiog viso brūdo šūdo. Tai ne veltui metalais. Šiaip galvoju, dar įsimest postuką iki pirmadienio, gal kažkam kažko prisireiks iš detalių. Bent jau iš tų, kas neis ant to kito variklio. Ir, bandysim dar taip, gal truputuką kažką atmušim, gal kažkam kažko netyčia prisireiks. Tas pats karteris vis tiek gyvas. Generatorius, kondiškis siurblys, kas čia gazo, tas ta pati sklendė, žodžiu, purkštukai, purkštukai, babinos, valvatronikas, visi tie dalykai tai veikia kaip normaliai, kaip priklauso. Ką, truputis darbų pasidarė, variklį išsiėmiau, pradėjau ir nusirinkinėti visą, realiai vis tiek metalui išsiardyti, kas jėliumą, tas jėliumą, truputėlį daugiau atsimuš. Čia vaizdas paprastas, pasilikau ir katalikus netgi vietoj nenusukinėjau nuo duslės, nes varžtai ten labai pripuvę, tai nenorėjau dar papildomai darbą pasidaryti. Kitas variklis ten jau irgi ruošiasi, reiks viską persirinkti, persidėti. Tiek čia tų žinių bus, gal įdomu pasiardyti šitą, pasižiūrėti, kaip visi indeklai, kaip alkūniai išgyveno. Čia kol kas labai kažko katastrofiško nesimato, bet dar tikrai manau, kad gali atsirasti kažkokių įdomybių. Biškai gal pamiršau pafilmuoti, truputėlį susikoncentravau labiau į darbą, bet turim jau tokį vaizdą. Uždėtas priekis, variklis vietoje užsikūrė, viskas ok. Kadangi neploviau išmetimo, tai pakankamai dar smarkiai dūmina, užtruks vis tiek, kol išeis tas visas antifrizas tepalas iš duslės. Duosim prasidirbti, nėra geriausias variantas, aišku, bet turbūt paprasčiausias. Iš siurbimo kolektorių visą ploviau iš vidaus kiek tik įmanoma, nes pilna tiesiog tepalo buvo. O dabar jau ką, dedas realiai paskutinės detalės, paėmėm ir naują teliką užsidėjom, radiatoriaus tas laikiklis išsitiesino, yra jau bamperis, lempos, viskas susimes, pasijungs ir turbūt, kad šiandien važiuosim dar jo išsiplauti, išsisiurbt, nes visgi vaizdas čia ne iš gražiausių šiuo metu. Šiaip, salone tikrai nekokie kvapai, tai reikia visą tą naikint, visus purvus atšveist, išplaut. Ir dar reikaliukas. Aš pasirodo labai susipainiau ir šitą mašiną technikinę turi. Ir realiai šviežiai praeita iki 27 metų, tai atkrenta tiesiog dar vienas galvos skausmas. Tai turbūt susimatysim jau arba plovykloje, arba kai priekis užsidės. Pasiskaičiuosim dar ir kainą galutinę, vis tiek jau skysčiai susipylė, visi dar detalių truputėlį reikėjo ir žiūrėsim, kas čia gaunas toliau. 3:28 AM. Ir čia spėju nėra tas kadras, kurį tikėjotės pamatyti, bet dėl tam tikrų techninių sklandumų realiai čia yra visa medžiaga, ką turim. Sėdžiu, montuoju, toks
žinau, labai neįdomus video, bet žadėjau, kad apie šitą mašiną jisai bus, tai išleidžiam. Galiu tiesiog papasakot, kas įvyko po viso to, nes realiai praėjo turbūt jau 3 kokie mėnesiai nuo paskutinio klipo. Tai viską susitvarkėm, susidėjom, viskas buvo gerai. Mėnesį realiai dar pats pasivažinėjau su tą mašiną, tiesiog, kad įsitikint, niekas daugiau neišlindo. Įmetėm į skelbimus, ten prastovėjo gal 1,5 mėnesio, visiškai nebuvo sustumėjimo. Gal ir kainą truputėlį dėjom per didelę, bet galtiniam rezultate mašina man atsistojo 2200, parsidavė už, jei gerai pamenu, 2700. Tai vis tiek, sakykime, atsipirko tas darbas prie variklio keitimo, bet tiek ir tų žinių daugiau kaip ir neturiu ką parodyti, nei jokių nieko. Vėlgi, taisysim savo klaidas. Ir turbūt viskas. Tiesiog noriu priminti, kad spalio 25 dieną važiuojam į Litexpo. Lada jau smarkiai ruošiasi, tuo išeis videkas apie visą pasiruošimą ir visą turbūt Litexpo reikalą. Tai laukit to, galite atvykti ir patys, pasigrožėsit gyvai, susimatysim, pašnekėsim. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu laukėt kažko įdomesnio, paspauskit prenumeruot, parašykit būtinai blogą komentarą ir iki sekančio.